Elektrinis triratis MS02, MS03, Vista, daug jis turi pavadinimų, bet jeigu jūs mato tokią formą, praktiškai jie yra daugiau mažiau panašus savo parametrais. Gali būti šiek tiek kokybė, nes yra kiti būna šiek tiek pigiau padaryti, tai mūsų yra ypatingai labai geri, tą įsiminkit. Bet šitas triratis yra vienas iš mėgstamiausių, populiariausias. Nebūtinai jisai galbūt turėtų tokiu būti, bet žmonės jį mėgsta. Tai reiškia, kad gal jam patinka patogumas, nes iš tikrųjų sėdynė tikrai labai yra maloni ir jūs, sakyčiau, sėdit jau kaip krėslė. Aš šiaip vienas iš patogesnių, galite čia pavyzdžiui, jeigu esat jau didesnis, ne toks kaip aš. Patogumo atžvilgiu pasidėti rankom yra tikrai patogu. Kas gerai, kad ir išlipti yra patogu, nes jūs galite kaip lėktuvė praktiškai pakelti arba autobuse ir išlipti ir uždaryti. Pati sėdynė padaryta yra labai maloniai, nes tokia automobilinė beveik sakyčiau, įvardinčiau, nes tikrai faina. Vietos pakankamai, tiek kojom, tiek kažką tai pasidėti. Čia taip pat turim susidėti kažkam tai piniginiai, raktam, kažkam tai dar. Taipogi gale turim daiktadėžę, kuri yra po spinelę. Tai reiškia, tai yra saugi daiktadėžė. Tikrai yra nebloga, nes taip paprastai neišlupsit. Dar, aš kiek žinau, yra dar viena slapta vietelė, kur atsirakina ir kas vyksta? Pasikelia. Va. Ir čia jau turim rimtesnę tokią spyną. Ir aišku, čia galite susidėti kažką tai jau rimčiau, kur norit pasaugoti. Čia turim taipogi saugiklį, praktiškai kaip bute. Dažnai kas būna, kad juokiasi kaip bute, bet jie tokie visuose triračiuose stovi. Taip, čia aišku pakrovėjai taip toliau, jums čia nelabai gal ir įdomu matyti. Uždarėm. Taip, dabar apie prietaisų skydelį. Prietaisų skydelis yra elektroninis. Taip, ir čia rodo voltažą, rodo kilometražą, rodo kiek yra baterijos. Va, matot, jau yra šiek tiek nukritę, reikės dakrauti. Čia yra, kad jau galima važiuoti, ready, galima žiūrėkit posūkį pamatyti, jeigu darot, išjungiam ilgas, trumpas įsijungia. Šiaip jeigu ką atkreipsi dėmesio, jeigu įjungi trumpas, įsijungia stipriau pats spidometras. Jeigu išjungi ilgas, reiškia yra naktis ir jums prigesta, kad nespigintų į akis. Tai šiaip tas, sakyčiau, moderniai. Turim pipselį, čia galima visai perjungti arba gabaritus, arba išjungti visai. Čia yra greičiai, galite nusistatyti greičio limitus. Tai reiškia 8, 15, 25 km per valandą. Ir turime atbulinį ir į priekį. Atbulinis visą laiką pypsi, kaip visuose. Veidrodėliai, tam, kad matytumėt, kas atvažiuoja iš galo. Dabar pažiūrėkime apšvietimą trumpai. Apšvietimas tai yra posūkiai, tai yra ilgos trumpos. Matosi netgi kaip keičiasi. Ne? Ir jos iš tikrųjų neblogai šviečia. Čia nėra tokia, jau sakyčiau, muliažinė ta lempa. Praktiškai pilnai apšvietimų užtenka. Taip, dabar gale. Gale turim irgi, sakyčiau, gan didelės lempas. Tai yra čia stop. Kai paspaudžiat stabdį, įsijungia stop. Taip pat čia yra posūkiai, jeigu įjungiat. Dega irgi labai aiškiai matosi. Ir mūsų logo apšviečiama, tai? Taip, čia jeigu numerį kokio nors užsidėsit, jau nebesimatys jo, bet persidėkit kitur, tam, kad atstovautumėt mūsų chebrą. Ar jis turi saugumo elementų, jūs manęs paklausit? Taip, jis turi signalizaciją, galima užrakinti ir jo funkcija yra gąsdinti praeivius arba vagis. Ir jis turi, aišku, kaip ir visi, blokadą. Jeigu aš noriu įstumti, jis užblokuoja ratus. Šiek tiek pastumėt ir pradeda kaupti. Tai saugumas visiems yra svarbus, tai ir šiaip tokį daiktą nėra šiaip lengva jį nustumti, netgi neatkreipius dėmesį iš kitų, bet jeigu dar ir garsas toksai sklinda ir dar blokuojasi ratai, ypatingai darosi, net nebūtinai labai ten jų kažkaip saugoti ir sekti. Labai gera šiaip amortizacija, nes amortizacija reikalinga ne tik dėl to, kad minkštai važiuoti, bet pavyzdžiui, kai jūs imat net vadinčiau posūkį, jisai šiek tiek sugeria jūsų irgi, kad nevirstų. Dėl saugumo amortizacija šiaip turi būti gan nebloga. Dabar pirmiausia važiuokim pirmyn atgal. Pravažiuokim greitį. Dabar esu su pirmu greičiu, tai lėtai. Dabar susistabdom, nusistatom trečią ir važiuojam. Šiaip trauka vienaip ar kitaip nesikeis.
Jeigu jūs, sakykime, ar pirmu, ar antru, ar trečiu važiuosit, bus trauka panaši, bet jūsų limitas atsiras. Jūs tiesiog bėgėsitės. Taip, matot stabdžiai kokie neblogi. Sakyčiau, labai rimtai padaryti stabdžiai. Jau galit dėl, sakykime, kažką pamatyti, tik smakt staigiai ir sustojat. Posūkį, aišku, reikėtų įveikinėti teisingų greičių, bet jeigu noriu aš demonstruoti ekstremaliai, tai apversti šiek tiek galima, bet reikia bėgėtis labai stipriai. Bet šitas, beje, triratis, aš skaityčiau, yra vienas labiausiai manevringų. Pažiūrėk, kaip jis apsisuka, kokioj vietoj, matai? Praktiškai toj juostoj. Vienam parkingo tam plote. Tai jis manevringumu yra labai manevringas, praktiškai dar kol mes visus filmavom, kol kas tokio dar nebuvo. Bet gal bus. Šį ir kitus galima rasti visuose 3 miestuose. Negana, kad 3 miestuose. Bet internetu jūs galite užsakyti. Jūs galite gauti į Lietuvą, kur be būtumėt, kad ir pasienio ruožė. Visur jūs galite gauti. Tai mes jums pristatysim paruoštą naudoti, apmokysim ir dar padėkosim, kad jūs tapot mūsų bendruomenės nariu.